kartumas ir atleidimas. Tada jūsų maldos nebus trikdomos. 1 Petro laiškas, 3 skyrius, 7 eilutė. Pasirodo, esama kliūčių mūsų maldai ir esama maldų, į kurias Dievas neatsako. Pavyzdžiui, nežinau, kaip gali lietis maldos už kitus iš kartėlio pilnos širdies, juk tokia širdis labiau sukasi apie savo skausmą. Nežinau, kaip Dievas gali išklausyti maldas, kurios sukasi tik apie asmeninę gerovę. Turime melstis Kristaus dvasioje, tuomet Dievas ne tik išklausys, bet ir veiks. Kartėlio pilnam žmogui Dievas kalba, nesisuk vien apie savo asmeninį skausmą, bet atverk akis savo kaltininkui ir atleisk jam. Atleisk jam iš meilės, kurią Dievas jam turi. Pabandyk jį taip matyti, kaip Dievas jį mato. Žinoma, skausmas glūdi giliai, kitaip nebūtų kartėlio tavo širdį, bet vis tik svarbu jį paleisti ir atleisti kaltininkui už tai, ką šis padarė. Juk norime, kad Dievas ir mums atleistų mūsų kaltę. Tuomet Dievo dvasia gydo mus nuo kartėlio ir skausmas pamažu rimsta. Savaime tai nevyksta. Laikas žaizdų negydo. Ant kryžiaus Jėzus tarė: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Luko Evangelija, 23 skyrius, 34 eilutė. Ir tai nebuvo skirta tik kareiviams. Ne, tai skirta ir man. Nes ir aš esu kaltas dėl Jėzaus mirties. Juk jis mirė ir dėl manęs. Jei Jėzus turėjo mirti ir už mano nuodėmes, tuomet kiek didesnė yra ši neteisybė palyginus su man padaryta. Jis atleidžia man, tad ir aš noriu atleisti savo kaltininkams, nepaisant jų blogybių dydžio. Jei meldžiantis turiu prieš akis tik savo gerovę ir savo mažo mylimų žmonių ratelį, kaip Dievas žiūrės į mane rimtai, juk čia vadovauja egoizmas. Jei mūsų širdys yra apvalomas nuo kartėlio, pavydo, egoizmo ir visko, kas nepriklauso Kristui, tuomet mūsų maldoms niekas nestovi kelyje būti išklausytoms. Kai esame vieningi su Jėzumi, galime melsti didžių dalykų. Viešpatie, tu matai mano širdį, tu pažįsti mano žaizdas ir užjauti mane. Man sunku atsiverti, tačiau noriu atverti tau savo širdį, noriu atleisti, nors tai labai, labai sunku man. Prašau, ateik ir padėk man. Nenoriu, kad kartėlis sugriautų mane. Ačiū, kad man atleidai ir mane myli. Dėkoju tau už tavo romumą ir kantrybę. Padėk man, Viešpatie.